Klaipėdoje sporto klubų daug, bet kai kur labiau treniruoji kantrybę negu pačius raumenis. Mano patirtis 8 metai sporto klubuose Klaipėdoje. Visi pagrindiniai jau yra seniai išmėginti. Tai be filtrų, kur verta eiti, o kur geriau ne. Ir video gale parodysiu, kurie klubai realiai verti tavo pinigų, o kurie ne. Pradėkime nuo Gym Plus. Čia aš pats sportuoju jau kelis metus. Klaipėdoje net 5 sporto klubai. Tai gali rinktis pagal lokaciją, kur tau patogiau. Dirba 24/7, patogumo tikrai netrūksta. Ir realiai per akcijas tai yra pats pigiausias sporto klubas mieste. Įranga gal ne premium klasės, bet savo darbą atlieka. Neturiu didelių priekaištų. Yra 2 dideli klubai - Rimi arenoje ir Akropolėje. Net sunku išsirinkti, kuris geresnis. Kas man asmeniškai patinka, tai kaina. Pasirinkimas ir būkime atviri, motyvacija ten tikrai yra. Bet su tuo ateina ir minusas - žmonės. Piko metu tarp 17-19 valandos ten kaip Lidl prieš kalėdas. Prie treniruoklio reikia pakovoti. Ir dar daug paauglių, bet čia logiška dėl kainos. Yra pirtis, soliariumai, viskas kaip priklauso. Jei eini ne piko metu, viskas labai normaliai. Sekantis - Apelsinas. 2 klubai Klaipėdoje. Vienas dirba visą parą, kitas ne. Tai jau minusas, jei nori lankstumo. Buvau kelis kartus, bendras įspūdis toks vidutinis, gal šiek tiek aukščiau negu vidutinis. Žmonių mažiau nei Gym Pliuse, kas yra pliusas, bet to pačiu ir mažiau vietos. Didžiausias minusas asmeniškai man tai buvo įranga. Turėjau situaciją, darai pratimą ir suoliukas pajuda su hanteliais rankose. Tas momentas visam laikui įstrigo. Sportuot galima, bet ar rinkčiausi pats? Greičiausiai, kad ne. Sportgates. Mano pats pirmasis sporto klubas prieš 7-8 metus. Grįžau po pertraukos ir jausmas, kad niekas nepasikeitė. Tamsu, tylu, mažai žmonių, publika pagrindė 50+, 60+ amžiaus. Vienu momentu net Modern Talking pradėjo groti. Tokio dalyko kitur tikrai neišgirsi. Salė maža, lokacija nelabai patogi. Kas dar užkliuvo patys treniruokliai. Su paliktais svoriais per kelias dienas niekas jų net nepatvarkė. Kaina panaši kaip Klaipėdos baseine, bet ten gauni žymiai daugiau. Sportuot galima, bet man ne. Atmosfera tokia, kad trūksta tik senų plakatų ant sienų. Oxy Gym. Čia jau kita kategorija. Buvau tik kartą, tai nuomonė ne iki galo nugludinta, bet pirmas įspūdis labai vidutinis. Salė labai mažytė, tikrai maža, bet žmonių beveik nėra. Ir tada supranti, kodėl kaina didžiausia Klaipėdoje. Lokacija daugumai nepatogi. Mano versija - žmonės moka už ramybę, kad nebūtų minios ir paauglių. Galbūt ir trenerių dėmesys tenais yra geresnis. Jei būčiau turtingesnis, gal ir rinkčiausi. Beje, yra džakuzi. Mažas, bet vis tiek bonusas. Benefit sporto klubas. Čia malonus nustebimas. Labai jauki atmosfera, nėra daug žmonių, gali ramiai sportuoti. Įrangos nemažai ir yra tokių treniruoklių, kurių kitur nerasi. Kas sportuoja ilgiau, tai tikrai supras, kad tai yra pliusas. Labai geras vėdinimas, kas atrodo smulkmena, bet iš tikrųjų labai svarbu. Toks klubas, kur tiesiog geras sportuoti. Impuls. Dažnai lyginamas su Klaipėdos baseinu, bet salė didesnė, dalis modernesnė, bet nieko labai nenustebino. Baseino takelių mažiau, bet ir žmonių mažiau. Kainos panašios, bet be nuolaidų gaunasi šiek tiek brangiau negu Klaipėdos baseine. Man asmeniškai didžiausias minusas pati lokacija. Dėl to ilgai ten neteko sportuoti. Klaipėdos baseinas. Čia jau visas paketas. Sporto salė nedidelė, bet jauki. Man pilnai pakanka. Didelis pliusas - beveik nėra paauglių. Gali ramiai savo sportuoti. Žmonių nėra daug. Dažniau pliusas nei minusas. Vienintelis minusas - mankštų zonoje trūko kondicionierius. Baseinas vasarą labai gerai, bet ne sezono metu, kai ateina vaikų grupės, būna chaosas. Ir dar vienas dalykas - kalba. Lietuvių kalba. Labai daug rusų kalbos aplinkui. Kartais net per daug. Man asmeniškai tai trukdo. Nesinori jaustis kaip ne savo mieste. Nors bent registratūrai lietuviškai susikalbėsi. Gerai, o dabar trumpai kaip aš juos vertinu. Gym Pliusas apie 8 iš 10. Pigiausias ir patogiausias, bet su žmonėm reikia kantrybės. Benefit apie 8 iš 10. Labai subalansuotas variantas. Apelsinas 7 iš 10. Normalu, bet nieko neišsiskiria. Klaipėdos baseinas apie 6,8 iš 10. Daug visko vienoje vietoje, bet ne viskas limpa. Impulsas apie 6,3 iš 10. Ok variantas, bet lokacija man viską sugadino. Oxy Gym apie 6,3 iš 10. Ramu ir kokybiška, bet labai brangu. Sportgates pats mažiausias balas apie 5,8 iš 10. Labai specifinis variantas. Jeigu reikėtų rinktis, tai trečioji vieta atitektų Apelsinui, antroji Benefit, o pirma Gym Pliusui. O ko vengčiau, tai Sportgates. Nebent gyveni šalia ir gauni gerą kainą. Parašyk komentaruose, kur tu sportuoji Klaipėdoje ir ar verta būtent ten. Ir jei nori daugiau tokių video, prenumeruok kanalą, pakomentuok po video.
Drąsiai rašykite, kokios kitos temos norėtumėte. Iki.